Yra pas mus, su visą pagarbą savo visiems kolegom, yra puikybės. Nežinau kaip, bet kai išlaikai advokatūros egzaminą, pasirodo, tarsi tu kažkur virš kitų žmonių esi. Tikrai, aš esu pati ant savęs tą patyrusi. Evelina, ką tu čia darai, žinai, tu vis tiek ten advokatė, ką apie tave žmonės pagalvos. Nelygis, kaip čia dabar tik tokia. Bet iš kitos pusės, tai aš tada sakau gerai, tai jeigu kažkam netinka toks advokatas, tai jie ne mano, tiesiog klientai yra ir viskas. Jeigu darbuotojas dirbdamas namie susižeidė, nes jisai darė kažkokią darbo funkciją, tai čia gali būti atsitikimas jau darbe, nelaimingas atsitikimas darbe. Jeigu jisai prausėsi duše, greičiausiai, kad čia nebus nelaimingas atsitikimas darbe, nes jis darbo funkcijos tuo metu nevykdė. Sveiki. Su jumis podcastų ciklas Teisės pulsas. Teisės pulsą organizuoja ir kuria Temidit platformą. Todėl jeigu dar esate nesusipažinę, labai kviečiu čia apsilankyti. O aš esu šio podcast'o vedėjas Evaldas Vinskutonis. Gyvenime esu renginių organizatorius, taip pat renginių vedėjas ir tame gyvenu jau daug metų. Bet šiandien esu čia su teisininkais, su teisininkų bendruomenės atstovė ir man be galo smagu kalbinti advokatę Eveliną Trukšinienę. Evelina iš tiesų kuo žavi, apart to, kad ji yra talentinga darbo teisės advokatė, ji sugeba pateikti informaciją, kalbėti, bendrauti ir susikalbėti labai paprastai. Lyg pasakontum močiutei. Ir būtent apie tai stengsime šiandien kalbėti, apie jos specializaciją, apie jos įžvalgas ir socialiniuose tinkluose ji yra ganėtinai populiari, kiek pastebėjau, yra pora platformų, kur jinai tikrai turi kalną sekėjų, tai matyt ne šiaip sau. Tad labas, Evelina. Labas, Evaldai. Kaip tu laikaisi? Gerai laikausi iš tikrųjų. Dabar laikotarpis toksai, kur daug teismo posėdžių, tai kai ne į teismo posėdį einu, tai šiaip labai gera nuotaika. Geras, bet man atrodo, aš pažiūrėjęs tavo TikTok ir Instagramo tuos visus reelsus, man susidarė įspūdis, kad tu esi ganėtinai tokio gero, žaismingo būdo žmogus. Ne, iš tikrųjų, kaip pas mane yra to, bet šiaip tai aš esu pakankamai niurzga. Rimtai? Jo, aš tokia... Tai čia tai darbas tavo, vadinkim, socialiniai tinklai yra darbas? Ne, gal daugiau, aš gal tenais parodau tą kitą savo pusę, kurios nėra tiek daug, kiek tos tokios pesimistinės labiau, gal tokios niurzgos, gal ramios pakankamai. Bet aišku, kaip ir pas kiekvieną žmogų, žinai, yra vienokia pusė, yra kitokia pusė, tai socialiniuose tinkluose vieną atskleidi, darbe kitą atskleidi. Tai... Bet kaip tu taip atvirai paimi ir pasakai, kad aš nežinau, kad aš tavaldai, aš iš tikrųjų niurzga. Nes taip, aš nenoriu, kad žmonės susidarytų apie mane ne tokią nuomonę, kokia iš tikrųjų yra. Ačiū tau. Ja. Ačiū tau. Gerai, o gal tu pamini nuo pradžių, ar ne? Ja. Gal tu pamini savo tą pradžią, kai priėmei sprendimą tapti teisės pasaulio atstovę? Oi, tai čia aš to sprendimo nepriėmiau, tiesą sakant. Kažkas priėmė už tave? Mama, man atrodo, už mane buvo priėmus. Jo, nes aš nuo vaikystės buvau tiksliukė. Aš matematikė, ten fizika, tokie dalykai man rūpėjo. Ir tuo metu, buvo 2002 gal metai, reikėjo stoti mokytis. Ir aš žiūrėjau, kur perspektyvų, nes iš kaimo. Tai svarbiausia, kad pabaigus darbą rastum. Ir žiūrėjom, kur čia tos perspektyvės specialybės pagal mano polinkį į tiksliuosius mokslus. Tai galvojom, gal į kažkokią informatiką, gal ten į tiksliuosius mokslus norėjau, arba į fiziką, arba matematiką ir informatiką. Bet taip gavosi, kad mama ten pradėjo sakyti, kad reikia man į teisę stoti. Ir aš tai sakau, mama, kur man ta teisė, ten iš vis humanitariniai, ne man ir taip toliau. Bet gyvenimas taip suklostė, kad buvo pirmas valstybinis matematikos egzaminas ir aš iš to streso, kad tai visas gyvenimas ant jo pastatytas, aš tiesiog atėjus egzaminą viską pamiršau. Aš taip gerai mokėjau, tikrai, aš dar prieš savo klasiokam pasakau, kokios formulės yra ir aš gaunu per egzaminą tą uždavinį su tam tikrą formulę ir aš tiesiog pamirštu ir aš neatsimenu. Baltas lapas kaip... Taip. Išjungia visiškai. Ir aš nieko negaliu padaryti, aš 2 ar 3 valandas sėdžiu, aš sprendžiu tą uždavinį ten tiesiai per aplinkų ir kitus uždavinius, tokius elementarių negalėjau išspręsti. Ir aš tada labai aišku susinerinau, 2 paras gal verkiau, ten 3 kilus gal numečiau iš nervų. Ir jau po to į kitus egzaminus aš nuėjau, viskas, gyvenimas sugadintas, jau nieko iš manęs nesigaus. Karjeros pabaiga neprasidėjusi. Ir aš taip, kaip bus, tai bus. Ir taip gavosi, kad man istoriją lietuvių labai gerai išlaikiau ir matematika pasirodo ne taip baisiai.
baisiai buvo, kaip atrodė, nes ten visi blogai išlaikė, tada tas balas pasikėlė mano. Ir man taip sukrito tiesiog, kad teisė pagal tuo metu balus buvo idealiausias variantas. Nu ir čia buvo mano mamos noras, nu gerai, parašysiu, aš galvoju. Nu parašiau ir įstojau. Eik tu savo, tai visiškai per tokį... Visiškai toks... Fuksą. Nu jo, toks atrodo atsitiktinumas visiškai, nes planas buvo visai ne ten. Visai ne ten jo. Gerai, dabar pabandom įsivaizduoti. 2000 kažkelintieji. Jo. Rytas. Pirma tavo diena kaip teisininkės, kaip advokatės kažkokioj įstaigoje, kažkokioj kontorai. Pagalvok ir dabar, ką tu pameni iš tos pirmos dienos, nes tu žalia kaip lauro lapas. Absoliučiai nieko nesuvokiai, ką tu ten veiki, žmonės keisti, galbūt pasikėlę, galbūt per daug žino negu tu ir kaip tu jauteisi, kaip tas žalias žmogutis atėjęs į teisės pasaulį. Va, nu, čia, dabar. Taip dabar man tiesiai įvarė į durklą į širdį, žinai. Nes aš labai kompleksavau. Aš nežinau, aš jaučiaus, kad ne ten įstojau iš tikrųjų, nes atvažiavau iš Vievio, mažo miestelio. O tu iš Vievio? Jo. Geras. Ir universitetą įstojau ir tenais visi, man atrodo, tokie protingi, o aš va tokia, va, žinai. Nes teisininkai visada ir atrodo, tokie labai super tokie humans. Protingi, visi ten ir iš Vilniaus, visi ir iš licėjaus, pas mus ten daug buvo įstojus ir aš jaučiaus, nu tokia, niekam tikus ten. Žodžiu, mano visa savigarba, mano visa puikybė, kurią aš buvau įgijus pas save kaime, tam miestelyje. Nuleidai viską žemyn. Visiškai. Aš galvojau, neatlaikysiu to. Ir man va tas va momentas, pirmo kurso, kur mane sutripė tą mano puikybę, labai ilgai tęsiasi, man atrodo, dar dabar yra. Aš dar ir dabar negalvoju, kad aš gera teisininkė, ar ten, kad aš iš vis kažką moku. Nu, man atrodo, kažką moku, bet man truputį gal sekasi, nėra to tokio pasitikėjimo, kad jo, aš tai gerai šitą. Gerai. Bet tugi mokymus darai online. Jo, bet aš niekad nedarau, kad kažką pamokyt, aš tiesiog vis laik sakau, kad aš dalinuosi tą, ką aš pati žinau. Viskas, aš niekada negalvoju, neinu į mokymus, kad sakyt, kad aš jūs dabar kažko išmokysiu. Okay. Tiesiog tai yra mano patirtis, aš pasidalinu, gal jums bus naudinga. Pas mane toks požiūris, aš kitaip negalėčiau, man dar sakau. Ar galiu paklausti, ar tai yra teisinis būdas išvengti atsakomybės? Galimai, gal kažkur čia ir slepiasi. Landa tokia teisininko. Taip. Nu, ta prasme, gal čia man asmeniškai savo, kad aš neprisiemu atsakomybės, gal, nes tikrai man universitete tada mane sulaužė, aš galiu pasakyti, ir po to aš labai ilgą laiką ir bijojau tarkim, eiti iš karto į advokatų kontorą, dirbti, aš pirmiausia nuėjau draudimo bendrovę, nes aš galvojau, kad manęs nieks advokatų kontorą nepriims. Tai atsimenant tą pirmą savo darbą, tai tikrai labai daug nepasitikėjimo savim, nulis žinių, nesuprantu apie ką čia ir kur čia, buvo nelengva, tiesą sakant, bet labai norėjau, labai žinojau, kad žinau, ko noriu būti, žinau, kad noriu kažko pasiekti ir tiesiog toks susispyrimas, gal buvo per didelis, gal net ir mano tos ambicijos, bet vis tiek jos davė kažkokį rezultatą. Gerai, o kaip tu pasirinkai specializaciją darbo teisės? Natūraliai. Kuo? Tau kažkas suvaibino, kažkokia byla, atvejis kažkoks? Ne, tiesiog kažkaip buvo, kad ateidavo klientai su darbo teise ir tai vienas, tai kitas, tai trečias ir taip natūraliai gavosi, kad aš kažką pradėjau žinoti iš praktikos apie tą teisę. Ir viskas, ir po to prasidėjo tie komunikacija socitinkluose, mes ten su tokia Indrė pasitarėm, kokią čia temą komunikuoti, jis sako darbo teisė, gerai, darbo teisė ir tiesiog taip ir gavosi, kad jinai dar labiau atėjo į mano gyvenimą, bet šiaip labai natūraliai, aš negaliu pasakyti, kad taip, aš dabar renkuosi, kur čia aš noriu būti, noriu ten. Ne, aš ilgą laiką dariau tiesiog darbus, kurie ateidavo klientai, ko reikia, tą darau. Taip buvo. Bet čia tikriausiai dėl to srauto, kuris buvo kryptingas darbo teisės klausimais, dėl to daugiausiai turėjai tos informacijos, daugiausiai patirties, dėl to nes savo pasirinkimu tarsi ir tau prilipo šitas rytis. Taip. Nes aš turėjau keletą pasirinkimų, apie ką komunikuoti ir tiesiog, sakau, pasitariu su specialistais ir sako, tokia tema, dar tada tuo metu niekas apie tai nekalbėjo, darbo teisės nebuvo kaip temos socitinkluose ir sako, bus labai gerai, nes aktualu, daug žmonių ir visa kita. Ir kadangi aš turėjau jau tam tikrą tą žinių bagažą ir patirtį, jau ir teismuose ir visur, tai kodėl ne? Įdomu, nes kiekvieno, kelias yra labai labai skirtingas. Taip. Vieni per atsitiktinumą, aš irgi beje, patekau į vieną sritį, kur aš mokiausi, aš mokiausi reklamos vadybą, atsitiktinai. Aš galvojau, kad aš būsiu tinkamas tik tais anglų kalbai, anglų filologijai, galvojau, kažką tai tame veiksiu.
Aišku, ten nepatikau dėl kažkokių dalykų ir atsitiktinai patikau parašęs į reklamos vadybą, visiškai atsitiktinai. Po to supratau, o man tas patinka, žinai, aš mokiausi daug metų, gyvenau, daug metų dirbau marketingą, reklamą ir iki to laiko, kai išėjau iš to darbo, samdomo ir supratau, kad aš noriu kažką kito daryti ir tada pradėjau verslauti. Tai verslavau vieną verslą, po to atradau renginius ir dabar šiuo 11 metų aš renginių organizavimą. Ir renginių vedime, tai taip, žinai, kažkas panašaus. Gerai, grįžtant prie advokatų. Taip. Solidi sritis, taip. Solidi pozicija, teisininkai, taip labai mes įsivaizduojam visi stereotipiškai teisininkus. Lakuoti batai, pasitempęs, inteligentiškas, išprusęs, protingas, pasikėlęs, pasipūtęs galimai, ar ne? Taip. Tokius mes matom filmuose ir matom gyvenime irgi. Gyvenimas. Bet kaip paprastai, galbūt mes galim, ko mes nematom už tų užtrauktų užuolaidų, koks yra iš tikrųjų advokatas, koks jo veidas iš tiesų yra? Oi, čia labai plati tema yra iš tikrųjų. Iš tavo perspektyvos. Iš mano perspektyvos, tai aš ką pati matau ir kas mane pačiai irgi buvo palėtę, tikrai yra pas mus, su visą pagarbą savo visiems kolegom, yra puikybės. Nežinau kaip, bet kai išlaikai advokatūros egzaminą, pasirodo, tarsi tu kažkur virš kitų žmonių esi. Tikrai, aš esu pati ant savęs tą patyrusi. Žvaigždutė kažkokia. Kažkokia ateina natūraliai, plus kažkoks yra tas tarsi teisininkas ir jau automatiškai irgi tu tarsi truputėlį kažkoks kitoks. Ar čia nuo senų laikų, žinai, tie teisininkai labai išaukštinti, kai jų mažai buvo ir tas tęsiasi dar šiek tiek. Bet kad tai aš bent jau jaučiau, tai faktas ir man ir dabar aš kartais pasakau, kad aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, kokį kitą darbą galima būtų dirbti. Tavo asmeniškai. Jo, ir apskritai, man atrodo, ką ten kiti žmonės gali daryti, nes teisė tai darbas, o kitkas kažkas taip. Nežinau. Tai aš dabar jau savo tą požiūrį bandau keisti ir man gaunasi, bet vis tiek dar aš giliai širdį jaučiu tą puikybės pas save gyslelę, kad jinai yra. Pas kitus ar labiau pas save? Aš sprendžiu apie save. Nes aš suprantu, tu ganėtinai tokia savikritiška, kaip ir aš. Aš bandau savyje kapstytis ir žiūrėti, kas ten yra. Tai pas mane tai tikrai yra, bet kad puikybės yra pas visus, pas daugumą advokatų, tai tikrai, nes galima pasižiūrėti, kaip mes elgiamės teismuose, kaip mums nepatinka kažkokią kritiką gauti, kaip mes vieni su kitais kalbam, kaip mes norim pažeminti savo kolegą, to labai daug pas mus yra teisme. Ta prasme, noriu pasakyti, kad tarp kolegų yra tas toks menkinimas vienas kito. Jo, tai teisme yra, taip, ta prasme, kad... Bet čia kova yra. Taip, yra kova. Bet galima kovą, pavyzdžiui, ateinu kovoti ir galiu sakyti, tarkim, tik argumentais ir tik kiek tai yra susijęs su mano klientu arba tavo klientu, ne? Bet galiu, pavyzdžiui, sakyti, va kolegė, tu čia to ir to nepadarai, o va kolegė, tai čia va per ją mes nesusitarėm ir tokį pabrėžti asmeniškumą padaryti. Eilus ne kažkokius tai nepadarim. Taip, ar ten jūs nepasiskaitėte, čia naujausia redakcija yra kažkokia, ta prasme, galima vienai pateikti dalykiškai į kovotą, ne? Ir galima per asmeniškumą kovoti. Tai tikrai to asmeniškumo yra. Nesakau, kad visi kolegos, tikrai ne, bet kai kurie taip daro ir ne mano čia vienos nuomonė ir aš esu kalbėjus ir su kitom savo kolegiam ir kolegom, kurie pastebi tą ir dėl to aišku, kad pas mus tos puikybės tikrai yra, aš neslėpsiu. O gal čia yra vyresnės kartos, tos, žinai, veteranų kartos žmonės, kurie yra išlikę vien tai, kad jie jau yra seni vilkai, jie tu yra 5 galvom už visus aukščiau. Antras momentas tas, žinai, kaip sakant, tas kultūrinis paveldas. Ką čia jūs? Aš gal priešingai, sakyčiau, kad tie vyresnės, jau vyresnės kartos net negu, už mane ten keliais dešimtmečius vyresni, tai jie kaip tik labai kultūringai elgesi. Pas juos labai aukšti etikos standartai. Okay. Bet va čia galbūt ten mano tokia karta, ten 40, plus ten 10, tokie, iš šitų pastebi, aš nežinau, gal mes tos, nežinau, to posovietinio amžiaus tie vaikai tokie, kur pasiekėm kažką ir tuo labai didžiuojamės. Nežinau, gal čia charakterio savybės, čia sunku pasakyti, kodėl taip yra, bet faktas, kad taip yra ir aš pati tą pastebiu ir daug kas pastebi, tiesiog yra. Bet čia visiškai priešingai negu aš galvoju, gal iš tikrųjų, tai kaip tu pasakoji, tai atrodo, kad dabartinė ta, ne pati anksčiausia, ne Gen Z karta, bet tai yra ta šiek tiek vėlesnė karta, galbūt iš, nemačiusi blogo, gyvena ant gero, ant sotaus pagrindo ir matyt, galbūt tas išpaikino patį advokato provaizdį, neskaitant jau iš esmės, kad aš advokatas, bet dar ir pridėjo, papildomų karūnų.
Nu gal, aš žinok negaliu pasakyti, kodėl taip yra. Man atrodo, kad pats tas faktas, gal kad aš advokatas, o gal dėl to, kad aš, pavyzdžiui, mokykloje buvau visą laiką kokią nors kalimo žiūrkė ir manęs ten niekas, pavyzdžiui, aš su chebra nebuvau, o čia dabar aš pasidariau, pas mane ateina žmonės, man aš ten pagalbą kažkam teikiu, man moka pinigus, aš galiu kažką nusipirkti. Ir dar gerai, galbūt jeigu moka, tai visai. Taip, tai gal dėl to, bet, čia sakau, čia kiekvienam žmogui reikėtų kapstytis pas jį viduj, kodėl taip yra, bet kad mes tą turim, manau, nepaneiks čia niekas, nežinau. Aišku, nesakau, ne apie visus kalbų, nenoriu nieko išeisti, tiesiog yra toks dalykas. Aš ir pati, kai įsilaikiau advokatūrą, aš net nepastebėjau, kaip aš pradėjau tuo didžiuotis ir menkinti kitus žmonės. Ta prasme, bet aš kažkaip prigavau tą ir dabar pas mane būna to, nesakau, kad ne, bet kažkaip prigavau ir supratau, o žiūrėk, tu patapai tuo, ko nenorėjai patapti. Ta prasme, buvo toksai momentas. Kaip iš kažkokios, žinok, istorijos man primena, žinai, tampi tuo, ko bijai. Taip. Ok, o ar yra kažkokie tai mitai apie advokatus, kuriuos tu galėtum įvardinti? Pavyzdžiui, turbūt mitas turbūt, kad visi advokatai labai turtingi, pavyzdžiui, arba labai daug uždirba, nes tikrai ne visi labai daug uždirba. Yra, aišku, tie, kurie uždirba gal ir kokį milijoną, gal ten ir daugiau, bet dažniausiai tai yra didžiųjų advokatų kontorų kažkokie ten partneriai. O, tarkim, yra labai daug Lietuvoje advokatų, kurie, tarkim, vieni dirba. Tai jų ten pajamos yra net statistiškai, man atrodo, paskaičiavus, keletą, ten 5, gal 4 kokie tūkstančiai per mėnesį. Tai jau dar atmesk viską, ką jie tenais išleidžia ir taip toliau. Tai nėra jie kažkokie milijonieriai visi ir labai visi turtingi. Čia, žinai, kiek parodo tų pajamų čia kiekvienas. Bet yra tikrai, kurie ir sunkiai verčiasi, nes, pavyzdžiui, mažuose miesteliuose, tikrai, arba mažesniuose miestuose nėra tos klientūros tiek, kiek Vilniuje, tarkim. Taip, ir tikrai kainos yra visai kitos. Ir tikrai, ten situacijos tos yra paprastesnės. Tai nėra taip, kad ir dėl to, kai nori visą laiką tos mokesčius kelti, pirmiausia, nori pakelti advokatam. Aš nežinau, kodėl būtent advokatam nori kelti, bet tarsi visą laiką pamini, va čia notarai, antstoliai ir advokatai. Va šitiem tai reikia būtinai pakelti. Nėra jie milijonieriai, visi tie advokatai, tikrai. Nes mūsų daug yra pas mus, tai dar antstoliai ir notarai, tai jie neturi konkurencijos, pas jos yra tas X kiekis ir negali jų didėti. O mūsų taigi belė kiek gali būti. Taip, ir kiek mes išsikovojam, ta prasme, kiek užsidirbam, dėl to ir ta konkurencija tarp mūsų yra pakankamai didelė. Tai čia, man atrodo, mitas, kad visi advokatai labai turtingi. Gal vidutiniškai dauguma gyvena, bet kad labai turtingi, tai tikrai ne. Pakalbėkime apie socialinius tinklus. Jau esu užsiminęs ir istoriją vieną padariau apie tai, kad kalbinsiu tave. Esi jau plačiai, ganėtinai žinoma, bent jau apie sekėjų ratą aš kalbu, ar ne, tiek Instagramo, tiek TikToko platformai, esi tikrai sekama. Nežinau dėl kokios vertės sukuriamos, bet ar dėl to, kad fainai pateikia informaciją, ar dėl to, kad labai taikliai, ar dėl to, kad labai paprastai. Bet suvaibina ir matau, kad daug sekėjų tave mato, klauso, užduoda klausimus ir tikiu, kad ir grįžta po to. Tik neaišku, kokie klientai, ar tai yra jaunas klientas, ar nesvarbu, klientas yra klientas. Kaip tau kilo mintis iš esmės pereiti iš tas platformas ir būti tokia pseudo virtualia teisininkė, advokate? Tai mintis tai labai paprastai, iš poreikio. Aš realiai tai nesėdėjau nei vienoj platformai, net savo Instagramo tokio kaip nevedžiau, tokio asmeninio ten nieko nekeldavau, bet vienu metu, tarkim tuo metu jau, bet kai prasidėjo pandemija, aš pastebėjau tiesiog natūraliai, kad sumažėjo skambučių skaičius, nes pas mane visąlaik anksčiau klientai buvo tiesiog iš lūpų į lūpas ir skambučių būdavo, klientų būdavo netrūko. Bet prasidėjo pandemija ir aš tiesiog natūraliai žiūriu, kad man mažiau skambina. Ir tada aš pradėjau matyti, kad mano kolegos išėjo ten į Facebookus, į visus ten tos socialinklus ir tada aš pradėjau galvoti, gal ir man reikia, bet aš nenoriu, tarsi man čia kažkoks tabu, žinai, labai daug demonų viduj, kad kai čia ką kalbės apie tave, ką pasakys, kokią nuomonę, kaip atrodysiu, ta prasme, ten pilna galvoja visko. Ir aš pradžiai buvau sugalvojęs, kad aš LinkedIn'e komunikuosiu. Taip ir neišėjau aš šitą LinkedIn'ą, nors jau buvau ten postų susidėliojus temą, susigalvojus, jau ten irgi buvau konsultacijas praėjus, ta prasme, buvau pasiruošus 100% ir po to netyčiom kažkaip pradėjau komunikuoti per Instagramą, man patiko ta platforma, nežinau kodėl, tiesiog jinai man tokia savesnė pasirodė
Ar dėl galimybių, dėl techninių galimybių gal? Gal, aš nežinau, kad paprasčiau ten galima vesti, kad ten nereikia girtis, nes LinkedIn'e tai toksai, šiandieną aš jau ten padariau tą ir tą, tapau tuo ir tuo, pakėlė mane pareigose ten ir ten. Ir man tas truputėlį, nežinau, gal aš dėl savo nepasitikėjimo savim, man atrodo, ten aš netinku. O čia Instagrame aš paprastiems žmonėms pasakoju paprasta kalba, ką aš pati suprantu. Ir viskas. Ir jeigu jiem ir man ir mes visi patenkinti. Tai va. Bet aišku, aš pradžioj labai taip kalbėdavau teisinę tą kalbą, tokia sausa, ten žinai, čia tas straipsnis sako tą, o šitas sako tą. Ir aš žiūriu, kad žmonėms neįdomus tie istorikai, aš taip kalbu. Aš galvoju, kaip jiems neįdomu, taigi čia tokia informacija naudinga. Ir po to kažkaip vėl su kažkuo pasikonsultavau ir sako, žinai, gal reikia lengvinti turinį, tiesiog pradėti jį lengvesnį daryti. Kai padariau lengvesnį, žiūriu, geriau eina. Tada iš tų rilsų. Tie juokingi, atrodo, čia nelygis, kaip tu advokatas ir tokį juokingą rilsą sukursi. Bet padariau vieną kartą, tiesiog pabandžiau ir pamačiau, kokia yra reakcija, kad žmonėms patinka. Su ta linksma emocija. Linksma emocija, ten su kažkokiu juokeliu. Ir žiūriu, žmonėms patinka ir jie tada ir atsimena geriau, ir jie įsitraukia labiau. Ir aš tada peržengiau tą savo tabų, kad aš linksmai nedarysiu. Ir gavosi, kad darysiu. Ir po to, aišku, jau po truputį vystosi, tada personažai atsiranda, dar kažkas atsiranda, nes norisi vis kūrybiškiau, kokybiškiau ir taip toliau. Ir dabar jau turim tą, ką turim. Ir aišku, aš suprantu, kad man irgi kartais praeina mintis, Evelina, ką tu čia darai, žinai, tugi vis tiek ten advokatė, ką apie tai žmonės pagalvos. Nelygis, kaip čia dabar, tik tokie. Bet iš kitos pusės, tai aš tada sakau, gerai, tai jeigu kažkam netinka toks advokatas, tai jie ne mano tiesiog klientai yra ir viskas. Aš tiesiog atsirenku klientus pagal save, nes kiekvienai paslaugai yra savas klientas. Tai... Tu minėjai, kad mes kai užkulisiuose kalbėjom, minėjai, kad TikTokas šiuo metu yra tokia platforma, kuri nėra tik tais vaikai. Ne. Galimai, mes turim tą pirmąjį tą stereotipą sukurtą, taip. Nes iš esmės taip ir buvo. Tai buvo vaikų platforma, kur vaikai komentuoja, vaikai kelia, vaikai žiūri ir ne tas, nebent žiūrint, kokia tavo paslauga yra. Šiuo atveju, jeigu ten yra daug suaugusio žiūrovo, ir dar jeigu tai yra, ne šiaip su kažkoks žmogus, o jeigu, su smegenim, jau nenoriu žaisti, bet tai yra mąstantis žmogus su aukštesniem pajamom, bent jau, ar ne, besidomantis tiesiog tam įvairių turinių, arba lengviau pasiekiamų, primityvesnių tokių turinių. Tai why not, galbūt, ar ne, bet nebijai gauti neteisingo kliento. Tai visą laiką atsirenki. Pavyzdžiui, jeigu man tikrai būna paskambina, sakykime, žmonės, kur matai, kad pas jūs nėra tos realios problemos ir kad jie galbūt netaip įvertina situaciją ar dar kažką, tai, ir paaiškini jiem, kad aš nevinioju vatą. Aš ta prasme, jeigu matau, kad žmogus ieško problemos ten, kurios nėra, aš ir sakau, pas jūs nėra problemos šitoje vietoje. Tai ir atsirenki klientą ir tada jis mato, kad jis iš tavęs nieko ten negaus, ko jis gal norėtų ir jis pats atsirenka. Gerai, aš gal biškelį paklausiu, patikslinsiu savo klausimą. Aš norėjau paklausti apie pajamas, apie pajamų lygį, ar ne? Tie žmonės, kurie tarsi tiktokeriai, tarsi tas pirminis mąstymas gal, čia tokie gal mažiau uždirbantys žmonės, ar ne? O jeigu jau tu ten nori gauti normalų, rimtą užsakymą, tai jau tau reikia būti kur? LinkedIn'e, tarsi. Bet gal čia yra vėlgi kažkokia dogma? Čia stereotipas, nes ta prasme žmonių, kurie turi pinigų, yra visose platformose. Ir jeigu žmogu atsitiko tokia problema, kad jam reikia advokato, tarkim, kažkoks ginčas su darbdaviu, tai jis aišku yra pinigų kažkam. O jeigu aš, pavyzdžiui, matau, kad žmogus neturi pinigų, tai tada aš jam patariu, kad, tarkim, mūsų paslaugos yra tau per brangios, bet galima ten, tarkim, antrinę teisinę pagalbą kreiptis ir kur tu gausi nemokamas paslaugas. Bet šiaip retai, kada tai pasitaiko. Dažniausiai, jeigu klientai ateina, kuriem jau reikia paslaugų, tai jie turi už ką susimokėti. Aš taip kažkaip nesusidūriu su tuom, kad ateitų ir neturėtų už ką susimokėti. Tai labai jie tokie patys atkrenta, aš nežinau. Čia aš iš tikrųjų pats pasakiau ir pats mintyse dar savo pakomentavau, kad iš tikrųjų viskas labai priklauso nuo paslaugos ir prekės. Taip. Nes tavo atveju, žinai, būčiau teisę pasakius plačiaja prasme, arba ten kokia baudžiamoji, tai tarsi gal ir nelabai. Gal būtų įdomu žiūrėti, bet kur turinį kažkokį vertingą, gal nebūtų labai tema. Mano atveju, pavyzdžiui, arba tavo atveju, kadangi tai yra darbo teisė, visi dirba. Taip, labai plačiai. Didžioji dauguma turi darbo santykius ir vienaip ar kitaip
Bet aš esu, pavyzdžiui, padarius tokį dalyką, kad aš, tarkim, konsultacijas, jeigu, pavyzdžiui, ateina žmonės ir sako, norėtumėm konsultacijos, tai aš esu padarius labai tokį trumpą konsultaciją, pusvalandžio, tada yra pigesnė negu visos valandos kaina ir tada tikrai daug kas gali pirkti, net jisai gal nenorės tos paslaugos, sakykime, negali nusipirkti ten, kad aš atstovaučiau, tarkim, darbo ginčų komisijai, nes jam per brangu bus, bet aš jam pasakau, ką jisai gali daryti ir jie patys gali nueiti apsiginti, nes darbo ginčų komisijai nebūtina eiti su advokatu. Ir tikrai daug kas žmonės tiesiog po konsultacijos patys atgauna ir savo pinigus, tarkim, išsideri kompensacijas didelės, ar ten atgauna savo pinigus, kurių darbdavys neišmokėjo. Ir tai aš matau kaip naudą. Aišku, gal aš ten neuždirbu tų pinigų, kur ten, jeigu aš paimčiau, visoje byloje atstovaučiau, bet aš matau iš to naudą, nes žmogus gauna žinių ir jisai, ten, kad ir nedaug sumokėjęs, jisai gauna didelę naudą. Jisai tikrai, pavyzdžiui, viena pas mane buvo konsultacija, mergina atėjo pasikonsultuoti, tai sumokėjo ten mažiau negu 100 eurų už tą konsultaciją pusvalandžio ir aš jai pasakiau, ką reikia parašyti darbdaviui, jinai parašė tą tekstą, šiandien dar padėjau paredaguoti, darbdavys iš karto pasiūlė plus 10 000 didesnį išeitinę kompensaciją. Tai įsivaizduokit, kokia investicija. Sumokiu už konsultaciją. Nes kažką labai tokio tikslaus tiksliai labai pasakėm. Jinai pasakė visą situaciją, aš pamačiau, kur darbdavys. Truputėlį pagilink, labai įdomu. Aš nenoriu tiksliai pasakyti visą situaciją, bet ten buvo, kad darbdavys norėjo ją atleisti iš darbo, siūlė kompensaciją ir jai reikėjo ten rinktis ar pasilikti ar nepasilikti, ar sutikti ar nesutikti. Ir aš jai tiesiog pasakiau, ką reikia darbdaviui parašyti, nes aš pamačiau, kur jo silpna vieta. Nenoriu sakyti. Betgi mes nežinom, kas. Žodžiu, kaip čia dabar pasakyti, kad neišsituoti, apie kurį čia buvo. Tiesiog pasakiau, kad nežinau, kaip čia dabar pasakyti iš tikrųjų. Žodžiu, aš jai pasakiau, ką reikia parašyti tam darbdaviui. Jo buvo silpna vieta to darbdavio, kad jis nenorėjo, kad tas darbuotojas liktų darbe. Tai aš jai pasakiau, ką jinai turi parašyti ir kad jisai supras, kad čia daugiau su jai, kad jinai nesivels jokias dėrybos. Ir jie tada suprato, kad viskas, čia reikia mokėti, kiek jinai nori, nes jos nebenorėjo, kad jinai ten būtų ir jie sumokėjo tiesiog plus 10 000. Plus, o kiek finaliai jinai gavo? Apie 30 gal. Ja. Tai jau galima metus nebedirbti. Taip. Tai daug tokių atvejų tikrai esam padėję ne vienai, pavyzdžiui, moteriai, kuri grįžta po vaiko priežiūros atostogų į darbą. Čia buvo ta priežastis tikriausiai. Ne, čia buvo ne vaiko priežiūros atostogų, ten iš vis buvo tokia, kita visai situacija, bet šiaip iš VPA, kai grįžta, tai daug ateina konsultuotis, aš ir specialius seminarus turiu tuo klausimu ir tikrai esu, nežinau, ten ir 7, ir 8 išdėrėję VDU, ta prasme, vidutinį darbą mėnesinius tos išmokesčius. Tai tikrai didelės sumas moteris gauna. Tiesiog kartais užtenka konsultacijos, kartais reikia palydėti, kartais reikia pakonsultuoji ir, tarkim, dar tenais padedi su to darbdaviu pasirašinėti, gal kartais ir kokį raštą darbdaviui parašai, gal kartais net pati būna ir paskambinu darbdaviui, pasideriu. Tai visokių būna situacijų, bet tikrai galima, sakau, su pakankamai mažom išlaidom gauti labai gerą rezultatą. Tokia investicija gali būti visai... Wow, kartais apsimoka, žinai, būti atleistam, ar ne? Taip. Okay. Tu kaip socialiniuose tinkluose veiki daug, tai tikiu, kad kurdama turinį, vienaip ar kitaip susilauki įvairaus to grįžtamojo ryšio. Taip. Tai gali būti, žinai, ir stiprus, ir paveikus, ir įžeidus komentarai, netgi ir heitas, tam neapykantos kažkokie tai momentai. Ką labiausiai pastebi savo kuriamam turinį? Šiaip Instagrame, pavyzdžiui, tai labai mažai heito yra. Kartais ten kažkas asmeninio kokią žinutę parašo, kas nors nori ten, pavyzdžiui, sutrigerinti, arba ten buvo kažkas čia parašęs, kad kam tu meluoji savo tai auditorijai, ten negalima prisiteisti tokio išlaikymo, kaip tu sakai, tu tiesiog esi melagė. Sakau, meluoju, nes mano toks darbas meluoti. Ir jisai bandė dar kažkaip, mane ten vyras buvo, dar bandė per vieną pusę užtrigerinti, dar per kitą. Ir aš viską jokais paleidžiu, ir po to sako, aš supratau, tu viską jokais čia kažką, ir atsikabino nuo manęs. Bet šiaip aš dažniausiai neblokuoju tokių, aš jam leidžiu būti, žmogus turi savo nuomonę, jeigu aš jau rodos viešais, reiškia, jisai turi man teisę pasakyti, kažką reikia priimti, bet va čia porą užblokavau tokių, kurie pasakė apie mūsų valstybę, kad čia mes genocido valstybė esam. Oho. Tai jau šito tai nepakenčiu, iš karto užblokavau. Galvoju, aš apie save tai galiu dar paskaityti. Gal biškelį ne tik blokuoti, bet ir kažkaip raportuoti? Nežinau, aš jau ten tiek nesigilinu, aš tiesiog blok, nes tu apie mane gali man pasakyti, kad aš tau nepatinku, aš kokią nors nesąmonę, sakau, dar kažką, tavo teisė. Bet prašau apie valstybę, kurioje tu gyveni ir kurioje aš gyvenu, taip nešnekėti. Tai tos užblokavau. O ar keičiasi požiūris į
šiuolaikinį advokatą viešoje erdvėje iš esmės, kaip buvo anksčiau, kaip dabar yra? Nu, aš manau, kad taip, dėl to, kad tikrai dabar tų advokatų ir teisininkų viešai daug bendraujančių yra. Bet online tai mažai kalbančių apie teisę. Yra, tam pačiam, man atrodo, Instagram'e gal kokių bent 10, tai tikrai yra. Yra, ne? Jo. Tai manau, kad keičiasi, nes supranta, kad su mumis galima pabendrauti, kad pas mus galima kažko paklausti, kad mes irgi žmonės, kad irgi ir liūdim, ir džiaugiamės, ir visa kita. Nu, ta prasme, kad tokie patys žmonės kaip visi. Tai man tai rašo žmonės, kad keičiasi nuomonė ir kad aš galvau, kad advokatai tai visą laiką tokie pasikėlė ir ten su jais nesusišnekėsi, bet kad iš tikrųjų, tokie patys žmonės kaip visi. Atėjo Evelina su rožiniu kostiumėliu, žinai, kaip ta Legally Blonde yra filmas toks, ar ne? Atrodo tokia šviesi moteris, bet, žiūrėk, visai protinga ir visai labai gerų dalykų nuveikia. O tavo kolegų tarpas. Ar yra atsirandančių tokių, žinai, pavydolių? Arba tu, biški tokių kurstytojų, neapykantos, ar tau už nugaros kartais pastebi? Ne. Bet čia gal dėl to, kad tu kuri turinį internete. Aš nepastebėjau, man nei vienas kolega asmeniškai nieko nėra pasakęs. Jo, ir aš negirdėjau, kad, žinau, kad kažkas apkalbinėjo, bet man asmeniškai aš net nesu tikra, ar dėl to, kad aš tą turinį kuriu, ar šiaip dėl to, kad žmonės mėgsta vieni kitus apkalbinėti. Tai tiesą sakant, aš ir nelabai gilinuosi ir net nebandau gilintis, nes jeigu aš pradėsiu galvoti, ką apie mane galvoja mano kolegos, aš net storiuko neįkelsiu į Instagram. Čia bus labai blogai. Tai aš tiesiog negalvoju. Aš galvoju, kad niekam aš neįdomi ir apie mane nieks nekalba. Ok, kuo daugiau heitina, kuo daugiau rašo, kuo daugiau komentuoja, reiškia, vadinasi, kažką tai gerai tampai už tų virvučių. Jo, tik tokiai būna geriausi komentarai. Vienas buvo toksai, nusifilmavau kažkokį ten video, kur sėdžiu tiesiog ant sofos, ant kažką maigu telefoną ir mano nagai gal buvo mėlyni. Ir jisai kažkas rašo, kada skiesi kojas ten. Okay. Tarasi, tokie va ten. Tau asmeniškai parašė? Ne, viešą komentarą. Ar ten išskies kojas ar kažką. Ir va tokių būna ten. Jeigu ten video pereina į kokius 200,000 peržiūrų, ten jau laukia ir va tokio pobūdžio komentarų. Ne tik, kad tu ten meluoji, ne tik, kad tu ten... auditoriją paėmė. Jo, bet ten jau eina jau matau viskas. Šito epizodo užrašą mūsų pavadinimą. Skies kojas. Kada skiesi kojas? Geras. Ja. Ok. Jeigu pažiūri iš šono, vėlgi mes matom, kaip advokatai atrodo darbe, kaip atrodo namuose ir kiek laiko jie skiria tam darbui. Kartais būna tiek, kad pusę gyvenimo pradirbi iš esmės. Ja. Bet visi tiek pat turim to paties laiko. 24 valandas tau, 24 valandos man, visiems mums lygiai. Ar teko kada nors rinktis tarp to, kas yra teisė ir kur yra asmeninis gyvenimas, toks kryžkelė, kur, kadagi yra tas barjeras? Man neteko, vyras man priekaištų sako, kad aš pradžią sakydavo, tiesą sakant, dabar jau nebesako. Jau priprato. Beviltiška. Nežinau, man atrodo pas advokatus, gal ir pas kitus teisininkus, bet pas advokatus tai tikrai, bet ir pas teisininkus gal iš esmės, kurie pasirinkę tą klasikinę kažkokią profesiją, ar ten notaro, ar ten teisėjo, kažkoks yra pas mus vidinis noras dirbti. Tiesiog, man atrodo, tiesiog kaip suvokimas, kad tu turi daug dirbti gyvenime. Kitaip nepaistau čia. Nes labai imlus laikui darbas. Visą laiką kartosiu ir kartosiu tą patį. Nes daug reikia rašyti, daug reikia skaityti, daug reikia galvoti, daug su klientai susitikinėti. Ir tai ant tiek laikų imlu, kad nori, nenori, tu nedirbi tų 8 valandų. Dirbi visą laiką daugiau ir visą laiką dar dirbi ir po darbo, ir prieš darbą, ir visą kitą. Tai čia, jeigu tu nori tokio gyvenimo, kur ten 5 valandą išėjau ir pamiršau, tai ne ta vieta čia yra. Advokatūra tai tikrai. Kad tu dirbi pati savo. Taip, visą laiką tu aišku, pat savo, bet net ir tie advokatai, kurie dirba, pavyzdžiui, advokatų tose didžiosiuose kontorose, kurie tarsi samdomi yra, vis tiek daug mes dirbam. Taip. Daug mes dirbam ir čia nebus kitaip. Tai čia turi būti tas tokia meilė darbui turi būti ir dėl to pas mane, aš prisipažinsiu, jeigu vyras išgirs, tai dabar bus labai nemalonu, bet aš pati jaučiu, jeigu iš tikrųjų, kad pas mane vis tiek prioritetas yra darbas. O jeigu, pavyzdžiui, man reiktų ten rinktis, ar man ten reiks rašyti atsiliepimą ten kokį terminas, ar man ten kažkur išeiti su vyru, tai aš pirmiausia parašysiu atsiliepimą ir tik tada aš išeisiu. Atsiprašau, bet taip yra. Ja. Gerbiamas vyrai, jeigu tu dabar žiūri šį podcastą, o aš tikiu, kad tu žiūrėsi jį. Nebūtinai. Labai nepykant savo žmonos, vien dėl to, kad
Tai yra labai labai svarbus darbas, jinai padeda žmonėm, jinai iš to uždirba pinigus ir gal kartais nuveda į restoraną už tos pinigus, gal nuveža į Balį, dar kažkur. Ja. Aišku, aš šaržuoju, bet darbas yra... Tu turi vaikų? Ne. Ne. Tai dar viena priežastis dirbti daugiau. Yra jo, iš vidaus ateinantis toks jausmas, ar ne? Jo, aišku, vaikų galbūt... Vyrui skirsiu laiko rytoj. Vaikų galbūt turbūt būtų kažkaip kitaip, bet dabar, man atrodo, jeigu pas mane būtų vaikų, aš taip save įsivaizduoju, aš vis tiek žinau, kad aš tą vaiką kažkaip slankiočiau aplink darbą. Man taip atrodo. Gal kažkas keistusi, gal kažkokie ten instinktai prabustų ir aš ten pasidaryčiau super mamytę ir iš viską meščiau. Čia visai būna. Bet dabar, kaip man toks įspūdis, tai atrodo, kad aš mėnesis laiko ir aš jau darbę būčiau. Nes daug mano kolegių taip. Po mėnesio laiko. Tu darboholikė esi? Ne, aš nesu darboholikė, bet tiesiog, atrodo, kad kitaip neįmanoma. Tiesiog tas darbas kaip tarsi tavo neatskiriama dalis yra. Darbas turi būti padarytas ir tiek. Taip. Bet tu kiekvieną kartą atrandi vis naujų dalykų. Šito nepadariau, šitą norėčiau padaryti, šitą reikia padaryti, o šitas dega ir gaunasi kraunasi tarp to, kas must have ir tarp to, kas yra nice to have. Taip. Okay. Bet tikrai daug advokačių yra, pavyzdžiui, mano kolegių, kurios pagimdė vaiką, po mėnesio laiko iškart išėjo į darbą. Iškart. Temedy. Profesionalūs teisininkai, dirbtinis intelektas, teismų praktika. Darbo teisė tai yra tavo... Mėgstamas sritis. Sritis, kurioje tu jautiesi tikrai stipriai ir kurioje gali daug informacijos pateikti ir padėti žmonėms. Taip. Kaip tu manai, kokios yra dažniausios klaidos, kurias darbuotojai daro pasirašydami darbo sutartį ir į ką būtina atkreipti dėmesį prieš pasirašant sutartį? Aš tokius kelis dalykus visada išskiriu. Tai pirmiausia atlyginimas. Pirmiausia, kad būtų surašyta viskas, ką susitarėm, kad nebūtų parašyta tiesiog X-as, ten fiksuotas kažkoks atlyginimas, o visą kitą moka priedais ir tada tie priedai neaišku kur, neaišku kaip, dažniausiai net neįtvirtinti, daug labai bylų, daug labai ginčių, po to, kai reikia įrodinėti, kokie priedai turėjo būti, kokie buvo, kodėl neišmokėjo ar išmokėjo, sunku įrodyti, ne visais atvejais pavyksta, todėl būtinai, jeigu susitariau, kad mano fiksas toksai, priedas toksai, įsirašykime sutartį, kokie tie pinigai pas mane turėtų ateiti, ne? Pinigai yra svarbiausias aspektas. Aišku, tai dėl ko mes dirbam? Dėl pinigų. Sąlygos, kokios. Ne, tai jo, bet šitas momentas yra labai svarbus, nes ginčių daugiausia darbo ginčių komisijoje yra dėl darbo užmokesčio priteisimo. Ne? Taip. Ne dėl kokių ten sąlygų, mokymų, kompensavimo. Ne, dėl tiek, ne. Didžioji dalis ginčių yra dėl darbo užmokesčio, tada eina dėl atleidimo ir po to visi kiti ginčiai, ten labai mažas procentas. Tai reiškia, darbo užmokestis yra ta vieta, kur reikia būtinai pasižiūrėti, tiksliai surašyti, ką susitarėm. Tiesiog paimti ir surašyti, ką susitarėm. Tai nežinau, kiek sakysiu ir vis tiek žmonės to nedaro. Tada labai svarbu... Tiesiog tokia paprasta sąlyga, gal ne visi pagalvoja, bet jeigu yra įmanoma, kad jau darbo sutarty būtų aprašytos bent kažkokios tos funkcijos darbo, ne tik, kad pavadinimas ten teisininkas, bet ką ir tas teisininkas turės daryti, nes tikrai ne visi turi pareiginius aprašymus ir po to, kai reikia daryti, tada kyla ginčų, ar čia aš turiu daryti, ar aš neturiu daryti, ar čia darbdavys man gali naujų kažkokių funkcijų pridėti ar negali. Tai vėlgi, norint apsidrausti, įsirašykite į darbo sutartį bent tos pagrindinius momentus ir bus visiems aišku. Ir tada dar dabar aktualu darosi įsirašyti, kurioje vietoje dirbsi. Nes irgi persikeldinėja darbdaviai iš vienos vietos į kitą ir jeigu tai, pavyzdžiui, miesto ribose, bet gali būti tau, tarkim, visai nepatogu, pavyzdžiui, aš įsidarbinau, tarkim, aš turiu kokius 3 vaikus, ten pas mane darželis, namai, viskas šalia ir aš įsidarbinau šalia kažkur dirbti namų, ne? Ir man darbdavys sako, mes dabar persikrusim, pavyzdžiui, dabar Žirmūnai, mes persikrusim ten į Žemuosius Panerius. Man visiškai nepatogus tas darbas yra. Absoliučiai, ne? Man ten važiuoti valandą, aš tada vaikų į darželį nenuvėsiu ir visą kitą. Ir šitoj vietoj tada gaunasi, kad aš pats turiu išeiti iš darbo, ne? Nes man nepatogu. Bet jeigu tai būtų, pavyzdžiui, rašyta, kad mano darbo vieta yra ten Žirmūnuose, tokia gatvė ir taip toliau, tai darbdavys norėdamas keisti, tai jau turėtų gauti mano sutikimą. Jeigu jisai negauna, tai tada jisai mane galėtų atleisti ir jau man kažkokią išeitinę kompensaciją sumokėti. Tai jau tokius dalykus reikėtų susižiūrėti. Aišku, darbdaviai jie iš savo pusės apsisaugoja, jie kaip tik parašo, kad darbo vieta visam Vilniaus mieste. Tai darbuotojas turi įjungti tada savo logiką ir paprašyti, kad nurodykit man šitą padalinį, nes man šitas padalinys yra svarbu. Šitas ir tada
Nuotolis labai svarbu. Dabar labai aktualus dalykas yra nuotolinis darbas. Taip. Ir dažniausiai ateinu į susitikimą, į darbo pokalbį, ar bus nuotolinis. Bus, kiek galėsi, kiek norėsi. Nu tai gerai, ir taip ir praeina. Ir po to ateina kažkokia konfliktinė situacija, arba šiaip darbdavys persigalvo ir sako, nu dabar jau tu grįžk į ofisą. Bet mesgi susitarėm, mesgi tarėmės, kad taigi aš dirbsiu nuotoliu. Nu tai kas aš persigalvo, darbdavys sako. Niekur nepasirašėm, niekur neužfiksavom. Tai irgi, jeigu jau tarėtės, kad pas jūs bus nuotolinis darbas, tai rašykit, kad jūs dirbsit nuotoliu visą laiką ir tada jau viskas keitimui, reikės tavo sutikimo ir tada vėl ta pati istorija, jeigu negauni sutikimo, ten galima atleisti, bet tada reikia išeiti nemokant. Čia yra grinai tos įžvalgos, kurios yra aktualios dabar. Taip, nu tokios, kur dažnai, kur matau, kur yra tokios elementarios problemos. Tokios. Evelina, o kaip apie tai, kalbant, kai tu esi samdomas darbui, bet tau prieš pastato sutartį, parodo, pasižiūrėk, susipažink ir pasirašyk. Kaip pirmas dalykas atsisakyti arba kaip drįsti sakyti, žinot, gal aš čia norėčiau pakoreguoti šitą punktą arba papildyti dėl vietos darbo arba dėl algos ar kitų, ar čia aš galiu drįsti kažką ar ne, nes dažniausias atvejis, mano nuomonė, žmonės tiesiog nedrįsta pradėti prieštarauti ir prašyti to, kaip jis mano, kad reikėtų padaryti. Nu tai aš šitoje vietoje dėl to ir noriu kažkaip pakeisti tą nuomonę darbuotojų, kad jie turi teisę keisti darbo sutartį, nes darbo sutartis ir yra žodis sutartis, reiškia mes susitarėm. Ne man primeta, o mes susitarėm. Ir aišku, aš suprantu, kad ten baisu paprieštarauti ar dar kažką, bet čia ant kiek geras yra patikrinimas, pas kokį tu darbdavį eini. Jeigu tu ateini pas darbdavį ir sakai, aš norėčiau čia kelias sąlygas tiesiog pakeisti sutartį, jis sako, ne, pas mus negalima. Tai jau tu gali turėti nuomonę, kad jisai, nelabai paiso darbuotojo, ne? Jeigu tau tinka, tu lik. Bet jeigu tu toks esi, pavyzdžiui, kur nori turėti savo nuomonę, kur nori būti gerbiamas, kur nori normalios aplinkos darbo, tu gal ir pagalvosi, gal čia man ir ne vieta, tai gal tada geriau, kam gaišt laiką pas šitą darbdavį ir po to ten skaudžiai išeiti ir nusivilt, jau galima geriau tiesiog ieškoti kito, kuris sutiks su tavo sąlygom. Nes kartais ateini pas didelį darbdavį, žinoma, stiprų ir panašiai, ir tu net žmogus gali tiesiog, ne to žodžio prasme, tiesiog net nedrįsti. Žinai, kaip pelytė atėjau, ačiū, kad man davė darbo, aš pasirašiau, ačiū, aš laiminga. Žinai. Bet šiais laikais jau nebe tie laikai, aš nežinau. Žiūrinti, kokį darbą eini. Nu gal, bet daugumoje vis tiek dabar ir nekvalifikuotų darbuotojų labai reikia. Ir kvalifikuotų darbuotojų labai reikia. Ta prasme, kad iš esmės dabar dar tas amžius, kai darbuotojai gali diktuoti savo sąlygas ir jie diktuoja. Tai ir tų darbų yra, ne taip kaip ten, nežinau, prieš 20 metų, kur tikrai nebuvo tų darbų, kai nei skelbimų nieko nėra. O dabar pilna tų darbų ir aš manau, kad aišku, jeigu ten svajonių darbas ir ten tik dėl to, kad nebus įrašyta, kurioje vietoje ta darbo vieta yra, gal ir neverta atsisakyti pasirašyti sutarties. Bet jeigu, sakykime, tai nėra svajonių darbas, tai kodėl nepasiderėti, aš nežinau. O jeigu darbuotojas ateina į darbą ir darbdavys jam pasiūlo algą mokėti arba vienu būdu, arba kitu būdu, arba hibridiniu būdu. Čia apie vokelius kalbam? Taip, aš apie vokelius kalbu. Kaip žmogui reaguoti ir elgtis, pirmas klausimas yra šitoje situacijoje? Pirma, kaip jam pačiam norisi. Jeigu jam tinka, kad pas jį nebus baltų tų vadinamų pajamų, tai dirbk su tuo vokeliu ir tada gausi pasiekmes, neatsiskaitys su tavim, nepriteisim, nepadėsim niekaip. Jeigu tinka, tu prisiemi tą riziką, tai tavo pasirinkimas čia, pasirinkimo laisvė, bet jeigu netinka, tai aš manau, kad pirmiausia tai griežtai nesutikti ir turbūt geriausia tai pas tokį darbdavį nedirbti. Ar yra dar kažkokių rizikų, apart to, kad jis negalės prisiteisti, jeigu ką tokių pinigų? Darbuotojui ne, nes čia darbdavys jau, jeigu būtų pagautas su vokeliais, būtų nubaustas, o darbuotojas tai ne, bet čia didžiausia rizika, kad jisai pirmą tai nebus baltų pinigų, tai jisai negaus paskolų, mažesnės pašalpos, pensijai nesikaupia ir visa kita, jeigu tinka, tai okei. O kitas dalykas, tai kad, pavyzdžiui, jam paskutinį mėnesį pasakys, tu išeini iš darbo, ir sumokės tik tai tą minimumą, kuris buvo numatytas darbo sutartyje, o visus sakys, daugiau mes tau neskolai. Nebent jisai gauna vokelį alternatyviai, adekvačiai kitokią didelę sumą, kuri kompensuoja tuos visus praradimus. Taip, tai pasiskaičiuoja. Jeigu žmogui tinka, jisai pasiskaičiuoja rizikas, jam viskas tinka, tai čia jo pasirinkimas. Negali žmogaus atkalbėti nuo to, jeigu jam tinka.
O tu užsiminiai labai gerą momentą, labai man patiko apie darbą nuotolį, nes dabar nuo pandemijos laikų, nuo tų visų lockdownų, uždarimų atsirado tas poreikis, nes anksčiau buvo toks, padarom video skambutį, ką? Toks, kažkaip, davai gyvai susitikti. Yeah. O dabar yra labai praktika yra tokia labai natūrali ir tai labai pakeitė iš esmės požiūrį į bendravimą, susitikimus, į verslo susitikimus ir taip toliau. Kaip tu manai, kaip susijęs su darbuotoju, kokios teisės ir pareigos atitenka darbuotojui, kai mes kalbam apie nuotolinį darbą? Noriu paklausti. Kai aš dirbu nuotoliniu būdu, ar man kažkas priklauso daugiau ar mažiau negu tam žmogui, bendradarbiui, kuris dirba ofise? Ne. Nes jisai dirba lokaliai. Ne, visos teisės lygiai tokios pačios. Ta prasme, nei aš daugiau gaunu, nei aš mažiau gaunu teisių. Ta prasme, tas, kas įstatymė numatyta, arba ten vidiniuose dokumentuose pas darbdavį numatyta, tai visiškai vienodai turi būti taikoma ir tam, kuris dirba gyvai, sakykime, fiziškai, ir tas, kuris nuotoliu dirba. Tai čia tiesiog gal kas gali būti kažkokios specialios taisyklės tokiem darbuotojams numatytos, kaip pavyzdžiui, kad jie ten turi pakelt ragelį per valandą, ten atsakyti ten per kažkiek laiko, ne, ten pasirodyti gal darbė, jeigu ten reikia per kažkiek laiko, tai tokios gali būti specialios taisyklės, būtent kiek tai yra susijęs su to nuotoliniu darbu, bet teisių prasme tai visiškai viskas taip pat. Gerai, kitą pusę pasižiūrėkim. Darbo sauga. Darbdavys, duodamas savo darbo vietą, tarsi garantuoja nepasirūpinus. Ten yra visokie gaisriniai, priešgaisriniai reikalai ir ten išėjimai, žymėjimai ir visa kita. Namuose darbdavys nežino, ar darbuotojas turi galimybę nesusižeisti. Ir aš tikiu, kad yra tokių situacijų, tokių atvejų, galbūt netgi tu turėjai tokių atvejų, kai darbuotojas dirbo namie, jis susižeidė. Duše prausėsi, nukrito, tai buvo darbo diena, jo nuotolinis. Kas vyksta čia? Tai jeigu darbuotojas dirbdamas namie susižeidė, nes jisai darė kažkokią darbo funkciją, tai čia gali būti atsitikimas jau darbe, nelaimingas atsitikimas darbe. Jeigu jisai prausėsi duše, greičiausiai, kad čia nebus nelaimingas atsitikimas darbe, nes jis darbo funkcijos tuo metu nevykdė. Čia buvo jo pertrauka kažkokia turbūt padaryta. Gerai. Pakeliui į tualetą pertrauką. Kavos, taigi galim ištirti tą atvejį. Žinai, kavą ėjo darytis, ėjo pietų pertraukas, vis tiek tai yra darbo laikas. Tai galim ištirti tą atvejį, pasižiūrėti, kas ten atsitiko, pasižiūrėti, ar darbdavys kažkokias normas pažeidė, ar darbuotojas pažeidė ir viskas. Greičiausiai čia bus darbdavio kaltės nebus, bus darbuotojo pačio atsakomybė, ir viskas bus ištirtas atvejis ir viso gero. Ir viskas čia taip paprastai? Aš tai taip paprastai žiūriu. Aišku, ten gali darbuotojai sakyti, čia aš darbę susižalau, bet lygiai taip pat, jeigu aš, pavyzdžiui, sėdėsiu ofise ir eisiu ir tiesiog nikstelsiu koją. Tai ne darbdavysgi atsakingas už tai teisingai, jeigu aš niksteliu koją. Nebent, pavyzdžiui, galėtų būti darbdavys atsakingas, jeigu pas mane darbe kažkokia ten speciali įranga turi būti, specialūs batai, darbdavys man turėjo juos išduoti, bet jų neišdavė, tai tada jau gali būti darbdavio atsakomybė, kad aš niksteliau tą koją. Bet jeigu pas mane paprastas ofisas, aš tiesiog nuėjau ir ten kažkur pati ten netaip pastačiau tą koją, tai bus nelaimingas atsitikimas darbe. Taip darbdavys jį tirs, taip ten gausi iš sodros tą ligos pašalpą didesnę. Bet realiai atsakomybės darbdavio tai nebus, jis neturės tau nei išmokėti neturtinės, nei turtinės žalos. Ne visi nelaimingi atsitikimai darbe, tai reiškia darbdavio, sakykime, atsakomybę prieš darbuotoją, kad jau jisai turi atlyginti žalą. Okay. Ne visi. Nes kartais darbdavys gali taip kaip dažnai ungurys ir išeina. Taip, dažnai. Tai jo, dėl to, jeigu čia šiaip, kalbant apie nelaimingus susitikimus darbe, tai jeigu įtarėt, kad kažkas pas darbdavį buvo negerai, bet jūs gaunate tą aktą, kad pats kaltas, kaip darbuotojas, ne, tai yra tokia galimybė, kad galima tą aktą apskūsti darbo inspekcijai ir jie peržiūri tą visą situaciją. Tai aišku, tiesiog jeigu skūsit gali nebaigti, reikia kažkokių bent įrodymų, argumentų ar kažką pateikti, bet tikrai būna, kad peržiūri. Kas dažniau laimi visokiuose darbo ginčiuose, darbuotojas ar darbdavys? Visko būna. Tavo atveju? Visko būna. Aišku, nežinau, šiaip visko būna. Dažniau. Pas mane gal darbuotojai daugiau, nes aš tiesiog gal daugiau kaip klientų turiu, bet yra laimi ir darbdaviai, įvairių būna situacijų. Niekada taip 100% negali pasakyti, kad statistika vienu ar kitų pusiai, nes labaigi priklauso kokia situacija.
Aišku, ten, pavyzdžiui, pavyzdys klasika yra transporto įmonės, ne, mūsų čia ir iki daug kalbu apie tai, yra blogai ten su darbo užmokesčio apmokėjimu. Yra ne taip, kaip įstatymė numatyta, nes įstatymė kaip yra numatyta, kad turi būti darbo užmokestis ir turi būti dienpinigiai. Realybė, ką sako, jie ateina ir susitarė, kad tau mokės 100 eurų per dieną, ar ten 8-5 eurus per dieną. Ir viskas. Ir į tą 85 eurus turi eiti ir darbo užmokestis, ir dienpinigiai. Darbuotojui jam nesvarbus, tiesiog žinai, aš nuvažiavau dieną, aš gaunu ten 100 eurų, viskas. O čia tokie ar tokie pinigai? Jam nesvarbu. O darbdavys tada turi ten laviruoti, ten kažkaip tos dienpinigius mažinti, ar ten didinti, ar ten, ta prasme, kažkaip ten kombinuoti, kad iš tų dviejų dalių jam gautųsi tie 100 eurų per dieną. Ir čia yra problema, kad dažnai būna neprimokama, tiesiog, ir susidaro skolos, ir po to tiem darbuotojams tenka kreiptis į darbo ginčų komisijas. Arba jie profsąjunga turi labai stiprią, tenais irgi jos gina. Ir jau transporte, tai nežinau, kiek gauni bylą, tai nežinau, 90%, kad aišku darbuotojas laimės. Gerai, dar viena situacija. Prezimokime, darbuotojas nori išsiskirti su darbdaviu, ne savo noru. Darbdavys pasiūlo išeiti darbuotojui savo noru, darbuotojas to nenori. Ar verta sutikti su tokiu pasiūlymu ir kodėl nevertėtų, į ką reikėtų atkreipdėmėsi, kaip toliau sukti šitoje padėtyje? Šiaip, nežinau, 9 iš 10 atvejų nereikėtų sutikti. Ypatingai, jeigu ten yra, pavyzdžiui, susipykau su darbdaviu, susiginčiau su darbdaviu, ar ten dar dėl kažkokių tokių emocinių dalykų, ne, ten darbdavys nebenori, kad dirbtum. Tai tada reikia laiką sakyti tokią mantrą, atleiskit mane įstatymę numatytais pagrindais ir jau viskas, tegul darbdavys pats sukasi, kaip jis save atleisdinės. Ir greičiausiai tai bus su kažkokia kompensacija. Bet gali būti tada, žinai, jeigu tu ten sakysi taip, tau surašys, bet ką, kas tau po to, žinai, kabės kaip labai nepriimtinas. Nepais. Šitas pagal PAM 8 straipsnį, tu šiurkštų darbo tvarkos pažeidimą, kad atleistų. Taip. Tai, žinokit, jeigu nebus realių pagrindų, tai labai lengva nusiginčyti yra darbo ginčų komisijoje. Jo, tai čia nerekomenduoju ir darbdaviam rizikuoti. Ta prasme, dabar atleis darbuotoją už šiurkštų darbo tvarkos pažeidimą reikia pasistengti. Tikrai reikia surinkti įrodymus, reikia pagrįsti kiekvieną veiksmą, tikrai įvertinti, ar jis yra šiurkštus, pažiūrėti, kaip darbuotojas elgesi. Taip neprigąsdinsim dabar jau. Čia laikai šitie jau praeitį. Bet, pavyzdžiui, būna situacijų, kai tikrai darbuotojas prisidirba. Pavyzdžiui, apsivagė. Ne? O, tai čia jau labai tokie rimti atvejai. Gerai, būna ten kažkokią kitą padaro pažeidimą. Vėluoja į darbą. Vėluoja. Per daug eina ilsėtis, rūkyti, gerti kavą. Ir čia irgi galima... Čia už antrą tokį patį. Už vieną tokį neatleisi. Čia jeigu pagavau, kad vėlavai... Jeigu yra, pavyzdžiui, minčių srautas, ar ne? Aš darbe turiu kameras. Taip. Ir aš galiu puikiai identifikuoti konkretaus darbuotojo darbo laiką matematiškai. Taip. Kaip šiuo atveju. Pavyzdžiui, jo darbo valandas yra 8, plus 1 valanda pertraukos, ar ne? O gaunasi, kad jisai finale su visais pertraukiamais, valgymais, ten kavutėm, išėjimais kažkur tai, jisai 7. Ir tai tu supranti, kad čia ne diena, savaitė, mėnesis, pusmetis, metai, jis dirba taip pat. Tai jeigu matau, kad darbuotojas piknaudžiauja, tai aš ką rašau prašymą, kad jis pasiaiškintų, kodėl jis tą dieną dirbo, sakykime, ne 8, o 7 valandas, bet su tom pertraukėlėm tai čia irgi slidus reikalas yra. Gal tada reikėtų kažkokias taisyklės nusistatyti, kada jie gali ilsėtis, kada jie gali, jau turi dirbti. Ir jeigu yra pažeidimas, tai aš tada paklausiu, kodėl jis pažeidė šitas taisyklės ir jeigu jisai... Jeigu pasiaiškina man ir aš matau, kad nėra objektyvių priežasčių, dėl ko jis taip galėjo elgtis, aš tada jį įspėju, kad už antrą tokį patį pažeidimą per 12 mėnesių aš tave jau atleisiu iš darbo. Čia yra viena istorija. Bet šiurkštus darbo tvarkos pažeidimai, tai reiškia, aš už vieną atleidžiu, už vieną pažeidimą. Tai čia jau turi būti labai rimtas reikalas. Okay. Tai jeigu grįžtant prie to, kada darbuotojam pačiam išeiti iš darbo, tai čia toksai jau gal neteisinis patarimas, daugiau gal toks praktinis gyvenimiškas, jeigu darbdavys tave, pavyzdžiui, prigavo, nežinau, gal girtą darbę tave prigavo, gal tu ten ar apsivogiai, gal ten kažką apgavai, gal kokį dokumentą suklastojai ir jau kur jau tikrai tau grėsia, tas PAM 8 straipsnis labai labai realiai, o gal dar net ir kokią prokuratūrą gali grėsti, tai tada gal reikėtų pagalvoti, kad gal išeisiu ir pats. Ir jeigu išvengčiau, tarkim, tos rizikos, kad mane ten po to tasys kur nors policija ir prokurorai. Kai darbuotojai bijo dėl savęs, dėl saugumo, dėl kažkokių darbdavio blogų įtakų arba blogų spaudimo elementų, kaip pasiekmė vėlgi kažkokie tai
išvarimo iš darbo gali būti prirašyti pagal darbo kodeksą kažkokie pažeidimai ir panašiai, bet darbuotojas kartais sugalvoja, apsaugant save, įrašyti pokalbį, pavyzdžiui, su darbdaviu, ar ne? Ar gali jis tą daryti šiuo atveju? Čia tas toks labai slidus klausimas, kur iš tikrųjų tai kaip ir negali rašinėti pokalbį, jeigu kitas žmogus nežino, kad tu įrašinėjai ir nesutinka su to. Čia tokia bendra taisyklė yra. Apskritai per daug įrašinėti pokalbių, tai jeigu tu ten nuolatos renki informaciją apie, ir įrašinėjai, tai gali būti net būdžiakas koks nors pareitų štai. Gaunasi neteisėtas duomenų rinkimas, ne? Taip. Bet ką teismų praktika sako, kad aš jeigu vieną kokį pokalbį įrašiau, siekdamas apsiginti, tai mes tokį pokalbį, tokį įrašą galim pripažinti įrodymu. Ir čia gali būti jau kaip įrodymas priimtas svarstymė tose ginčiuose, ar ne? Jo, ir teismai priema, ir darbo ginčių komisija priema, tik aš jau dabar matau kokią tendenciją, kad tie darbuotojai, žinai, piknaudžiauja, jie tiesiog tiek viską įrašinėja, ta prasme, kiekvieną pokalbį, tai čia yra negerai. Negerai, ta prasme, tai čia ir darbdavys gali kažkokias gal vidinės taisyklės prisimti, kad draudžiama įrašinėti ten nepranešus bet ką, ar ten darbdavį, ar ten kitus kolegas. Ir aišku, ir kitokiam priemonėm, gal net kažkur ir pasiskūsti jau tada, jeigu ten nuolatinis tas rinkimas duomenų yra toksai. Tai čia reikia labai tą ribą jausti, tai jeigu tikrai ekstra atvejais, ten, pavyzdžiui, jūs kažkas puola ir jūs neturėsit jokių liudytojų ir visa kita, ir tik tais telefonas lieka, kad galiu įrodyti ten tą tam tikrą veiksmą, tai galima juo pasinaudoti, bet jeigu aš ten piktybiškai eisiu dabar kur neinu ten įrašinėju, žiūrėkit, kad prieš jūs neatsisuktų po to šitas dalykas. Temedy – profesionalūs teisininkai, dirbtinis intelektas, teismų praktika. Kaip ir karys prieš kovą, advokatas prieš bylą, prieš kažkokį tais susitikimą ar video skambutį ar kažką tai, ar ne? Reikia ruoštis. Kokios tavo mantros, tradicijos, kažkokie ritualai, kuriuos tu turi, jeigu turi, prieš tą savo svarbų įvykį? Geriausias ritualas prieš įvykį yra gerai susipažinti su byla. Ta prasme, pasiruošti. Jeigu gerai pasiruošusi, tai niekas nebaisu iš tikrųjų yra. Aišku, ten gali būti kažkokių netikėtų dalykų, kažkokių, kur gal net fantazija tavo neišneša, kas ten galėtų būti, bet šiaip geriausia yra tiesiog labai gerai pasiruošti bylai. Tai čia yra geriausias dalykas, nes visa kita tai tiesiog, kas ten, pakvepuot būna pakvepuoju. Tarsi, jeigu matau, kad stresas, jeigu ten stresas jau visiškai kalatojos, tai tada ten 10 kartų giliai įkvepi padeda, nusiramini, žinai. Bet kažkokių tokių ritualų neturiu. Aš turiu gal prietarų. Turiu prietarų. Yra Vilniaus miesto apylinkės teisme, Vilniaus miesto apylinkės teismas yra prie Senukų. Ukmergės gatvė. Taip. Ir ten yra, nežinau kokia ten gatvė, Baltrušaičio, gal kai atvažiuoji, yra kelios vietos pastatyti mašiną tiesiai prie durų. Tai jeigu aš atvažiuoju ir ten randu vietą, aš žinau, kad man šiandien posėdis nevyks arba vyks labai lengvai. Ir visada pasiteisina. Rimtai? Ja. Tarsi aš nežinau, kodėl, ir aš taip atvažiuoju, yra vieta, viskas bus gerai, tikrai. Jokinga tokia nesąmonė. Bet jeigu pasiteisina vieną, trečią kartą, tai kažkokią tais testinumą įgauna. Advokatė su savo kvailais prietarais. Žiūrėdama dabar į save kaip į advokatę, nes supranti, kad šį podcastą be abejotinai žiūri ir jauni žmonės, kurie galvoja galbūt irgi rinktis teisininko, advokato, prokuroro, teisėjo, kažkuo tai ar ne, kelią tokį pasirinkti. Ir žiūrėdama į save kaip advokatą, kaip į influencerę, ar linkėtum šitą kelią rinktis kitiems žmonėms? Jo, jeigu... Tokį patį kaip tu, pavyzdžiui, nes tu ir internete, ir vadinkim, gyvai su žmonėmis dirbi. Man tai mano gyvenimas ir tas mano kelias man patinka. Man ir darbas mano patinka, man ir komunikacija socitinkluose patinka, nes jeigu nepatiktų, tai tikrai aš to per prievartą nedaryčiau. Taip. Bet ir aš, jeigu žmogus jaučia tą pašaukimą, jeigu jisai nori to būti, tai būtinai. Ta prasme, ir kai mes, pavyzdžiui, priimam darbuotojus į darbą, man visą laiką aš klausiu, matai save advokatūrai ar nematai? Jeigu matai, reiškia, viskas su juo bus gerai, jisai dirbs, jam patiks ir viskas bus tvarko. Jeigu tik žmogus, nežinau, norėčiau ir čia pabandyti, tai nesakau, kad jis bus blogas darbuotojas, bet greičiausiai jis ir neužsilaikys ir požiūris jo į darbą gal bus netoksai, kaip
Nu, kaip pat advokatai žiūri. Okay. Nes advokatas turi būti rimtas labai. Ne, nerimtas, bet toks turi numylėti tą darbą, turi padaryti daugiau negu reikia. Jis ne kiekvienam skaityti, daug domėtis, jo, ir daug kapstytis, tau turi rūpėti. Kad būtum pastoviai atnaujintoj, žinai, kaip update'as telefone, pastoviai. Turi būti, žinai, tas toksai, kad tau rūpi ta byla, rūpi tas klientas, rūpi ta situacija. Ta prasme, tu turi, kaip koks hobis biški turi būti, tu turi, o gal čia, o dar pagalvosiu čia, o gal paskaitysiu dar čia, o kaip čia dar tą galima padaryti. Visada turi galvoti, toks kaip į rebusą pastoviai sprendi. Yeah. Tai va, tas momentas yra svarbus, nes labai jaučiasi, jeigu darbuotojas tik ateina, arba žmogus, kur tiesiog padariau ir viskas, tai bus vienas rezultatas, bet jeigu tas, kuris įdeda širdį, įdeda savo tą energiją, įdeda savo tas visas žinias ir dar papildomai, visiškai kitas rezultatas bus. Prasme, tai dėl to turi rūpėti, turi patikti tai, ką tu darai. Tau aišku, tas negresia, man irgi negresia, bet yra krūva žmonių, kuriem, žinai, savaitgalis ar darbo pabaiga vakaras ar panašiai, ir vadovas, direktorius ar ten padalinio vadovas atsiunčia trumpą žinutę, kažkokį trumpą paprastą užduotėlę. Čia labai greitai, bet ta užduotėlė nėra tokia paprasta ir nėra taip greitai, kaip gal atrodo. Ir jinai užtrunka, įskaitant dar tai, kad tai yra nedarbo laikas. Taip. Ką patartum šitoj situacijai? Gerai, jeigu iš darbo teisės pusės, tai pagal darbo kodeksą, tam, kad darbuotojas dirbtų viršvalandžius, tai reikia dabar nuo sausio 1 rašytinio... Bet čia ne viršvalandžiai, čia yra tiesiog greitas darbelis. Ne, čia yra viršvalandis. Jeigu tai yra už darbo valandų, tai yra viršvalandis ir jisai, sakau, nuo sausio 1 reikia rašytinio darbuotojo sutikimo, kad jisai tą darytų. Tai raštu ten ar žinutė darbuotojas turi pasakyti, kad jo, aš sutinku. Tai čia vienas dalykas. Bet iš kitos pusės, jeigu taip žiūrė dabar iš darbdavio pusės ir šiaip iš to tokio komandinės pusės, visiškai ne tik tais darbo teisė, bet tokios formalios, tai aišku, kad gali tai būti. Aišku, kad gali būti, kad, tarkim, reikia kažko greitai padaryti, jeigu ten ekstra atvejs, jeigu ten gal klientui kažką reikia atsakyti, kur svarbus labai klientas, kur ten VIP klientas, kur ten turi aptarnauti. Tai šitoje vietoje aš manau, kad būna tokių situacijų, nes darbas yra gyvenimas. Čia yra gyvenimas, tavo didžioji gyvenimo dalis, tai ten visko būna. Bet nereikėtų darbdaviam piknaudžiauti. Čia labai svarbu, kad negalvot, kad mano darbuotojas tai vergas ir jisai daro tai, ką aš noriu, nes aš jam pinigus moku. Toks požiūris, mano manimu, jau šiais laikais yra labai atgyvenęs. Bet ir darbuotojams irgi nereikėtų ten jau gal sakyti visiškai piknaudžiauti. Jie turi tokią teisę visiškai atsijungti ten po darbo valandų. Bet tas požiūrio klausimas irgi tada to tokio nėra bendradarbiavimo pasitikėjimo tarpusavy. Jeigu darbuotojas sutinka, tai vieną kitą kartą su jo sutikimu gali įvykti. Taip, darbuotojai patys gali būti po darbo ir dirbti, jeigu jie nori. Tai jeigu jam nieks neprašo, jiems nesako, jie gali. Darbuotojas turėtų apmokėti, jeigu darbuotojas sėdi. Ne, jeigu darbuotojas savo nuožiūrą sėdi, jo darbdavys neprašo ir ten jam nesako, kad tu turi sėdėti. Neprivalo. Tada nesiskaito tiesiog viršvalandžius ir tada nereikia apmokėti. Dar vieną klausimą turiu apie video skambučius. Aha. Video skambutis ir ar video skambučiu gali darbdavys atleisti darbuotoją? Rašytinio reikėtų. Rašytinio. Jo, viskas kol kas raštu. Žinai, Petrai, turim greitai pasiskambinti, reikia svarbus reikalas. Pasiskambinam, tai ką, Petrai, ačiū, buvo malonu už tavo 10 metų darbo, žinok, pasikeitė situacija, norim atsisveikinti. Gerai, ir tada parašot įspėjimą, kad atsisveikinat. Per kiek, kodėl, kaip, kas? Tai žiūrint dėl ko, nes atleisti darbuotojo galima tik, kai yra tam tikri pagrindai. Tai tarkim, reikia sugalvoti, koks bus pagrindas. Etatų mažinimas. Etatų mažinimas gerai, reiškia, aš įspėju darbuotoją, kad aš jį atleisiu, tai jeigu jisai dirba virš metų, tai jam įspėjimas 1 mėnesis. Jeigu jis turi vaikų 14 metų, pas jį įspėjimas jau 3 mėnesiai. Tada aš dar turiu, jeigu tokių darbuotojų, pavyzdžiui, vadybininką atleidžiu, pas mane jų 10, aš dar turiu padaryti atranką, kuriuos aš iš tų 10 atleisiu. Man tai padarau komisiją. Tai jeigu etatų mažinimas. Taip, tai aš padarau komisiją, tą komisiją nustatau kriterijus, jie atrenka pagal tuos kriterijus, kuriuos aš darbuotojus atleisdinėsiu, kai mažinsiu tuos etatus vadybininkų. Ir tada pasirenku jau tą konkretų darbuotoją arba kelis, kuriuos aš atleisdinėsiu, tada aš juos įspėju ir tada dar aš jiem iki beveik pabaigos įspėjimo siūlau laisvas darbo vietas. Ir tik tada, jeigu jau nėra laisvų darbo vietų, ten taip toliau, atleidžiu, išmoku išeitinę kompensaciją. Tai jeigu nors kažką iš šitų praleidžiu, atleidimas neteisėtas. Bet ar vyksta taip, kaip tu sakai, reikia komisiją sudaryti, komisija turi išrinkti, atrinkti. Vyksta, nevyksta. Čia žinai, kai būna, ateina direktorius, parašyk lapelį, kad įvyko komisija, dalyvavo Petras, Jonas, Antanas, Juozas, Simas, visi ko legaliai nusprendė, patvirtino.
Tai bet labai būtų malonu, kad bent tiek padarytų, kai kurie nepadaro. Bent jau, kad pasistengtų. Kad bent dokumentus pasiruoštų, aš jau irgi sveikinčiau. Kai kurie net ir tiek nepadaro, bet po to labai brangiai kainuoja, nes po to, jeigu darbuotojai atleidimą pripažįsta neteisėtų, tai eina kompensacijos jau nemažas darbdaviams, neapsimoka. Kol dar turim dar kelias minutės, žodinis susitarimas. Koks? Tarp darbuotojo ir darbdavio, ar ne, kažkoks žodinis yra susitarimas ir kaip darbuotojui būti taip, kad netektų pasakyti sudie, vien dėl to, kad įvyko turėjo kažkokį žodinį susitarimą, niekur neįvardinta, neįrašyta ir darbdavys tiesiog padarė sprendimą. Čia jeigu apie darbo sutartį kalbam, taip, tai darbo sutarties negali būti nerašytinė. Čia jeigu neturi rašytinės darbo sutarties, tai neteisėtas darbas, nelegalus darbas ir labai didelės baudos darbdaviams. Tai čia gink dieve to nedarykit. Dabar jeigu šiaip kažkokie būna susitarimai, jau yra darbo sutartis ir kažką susitarėm, bet nesuforminam, tai gali tai būti. Dažniausiai dėl atlyginimo pakelimo tai būna. Tai galima įrodinėti kitom priemonėm. Pavyzdžiui, jeigu stabiliai mokėjo padidėjusią atlyginimą, galima sakyti, mes jau buvom susitarę. Nes yra pripažįstama teismų praktikoje, kad gali būti susitarimai žodiniai arba konkludentiniais kažkokiais veiksmais. Ir jeigu įrodai, kad jisai toks egzistavo, tai jo. Bet aišku, įrodinėti reikia. Tai darbo užmokestį lengva įrodyti, nes vis tiek, banko pavedimai matosi, bet kažką kitą gali būti ir sudėtingiau. Toks juokingas galbūt klausimas, bet rimtas iš gyvenimo. Ar gali būti žmogus atleistas, nes pavyzdys, ofise jisai, filmuoja storiukus, pavyzdžiui, arba save filmuoja, arba, pavyzdžiui, jisai, garsiai juokiasi. Čia buvo kažkas, kad man kažkas klausė, kad man darbdavys liepia pasiaiškinti dėl to, kad aš garsiai juokiuosi. Tai vien tik turbūt už juoką iš karto neatleistumėt, bet pavyzdžiui, čia tiesiog hipotetinė situacija, darbdavys gali, pavyzdžiui, numatyti vidinės taisyklės, ne, kad, tarkim, pas mus ten turi būti tyla ofise, ne, ten tuo metu, gal ten, pavyzdžiui, visi telefonais kalba ir tikrai negalima juoktis, tokia situacija. Ir kad, pavyzdžiui, ten garsiai kalbėti negalima ar dar kažką. Tai jeigu tokios taisyklės yra, darbuotojas su tom taisyklėm supažindintas ir jis jų nesilaiko, tai tada galima sakyti, kad jisai pažeidė tas taisyklės ir už, tarkim, antrą tokį pažeidimą gal ir atleisim. Bet turi būti labai aprašyta. Negali taip susigalvoti, tai tu juokeisi, tai atleidžiu. Ta prasme, iš vis pažeidimas, tai pirmą turi įrodyti, ką jis pažeidė, kokią normą, kokią taisyklę jisai pažeidė, ar įstatymę, ar vidinę. Jeigu nėra kažkur užrašyta, nėra pažeidimo. Tai vadinasi, nėra juokingų klausimų, nėra juokingų situacijų, yra tik tai juokingi galbūt sprendimai. Kurie brangiai kainuoja. Kurie brangiai kainuoja. Ja. Evelina, ačiū tau labai. Aš mėgausi tavo apsilankymu, tavo diskusija, labai buvo įdomios įžvalgos ir pats, nors ir, kaip čia pasakyti, nesu samdomas tas darbuotojas, kuriu savo verslą, bet vis tiek tai yra labai labai svarbu, ar ne, žinoti tam tikrus momentus, kurių galbūt nežinau, kai kurios dalykus primiršau, bet labai tikiu, kad daug žmonių atras tuos perliukus, kas jiem yra aktualu, nes galbūt kažkas yra konkrečioje situacijoje. Dabar ir tu atsakėjai tuos klausimus nemokamai, tik tais tada, kada tu tiesiog pasižiūrėjai Temedi podcastą. Teisės pulsas, atėjai, pasižiūrėjai, valandą skiriai laiko, ten tiek klausimų atsakė tau, wow, nemokamai. Tai ačiū tau labai ir mes turime tau dovanėlę. Dovanėlės, man patinka. Dovanėlę ir šią dovanėlę norėtume tau įteikti, kad prisimintum dalyvavimą šitame podcast'e, kad prisimintum šį projektą ir labai labai norėtume, kad ir tu būtum Temedi projekto dalis. Aš jį pabandysiu, žinokit, tikrai man įdomu tos naujovės visokios ir dirbtinis intelektas ir tikrai aš galiu pažiūrėti. Žinoma. Wow, kažkiek bus. Tai man pačiai įdomu pasižiūrėti, ką jis ten Temedi sukūrė ir jeigu tai yra aktualu ir pagreitins mūsų darbą, tai... Ir nepamiršk, kad čia kalba yra apie dirbtinį intelektą. Čia yra paremta dirbtiniu intelektu. Kaip gražu, man patinka. Jau atsidarysi kur nors savo ofisiuką, žinai, ir visi sakys, jinai buvo Temedi platformai, jinai buvo kalbėjo. Nes niek daugiau tokių negauna. Tai ačiū labai, kad pakvietėt. Man labai patiko. Tikiuosi, nesugudytų jums podcast. Tikrai. Gerai. Tai šiandien su mumis kalbėjo Evelina Trukšinienė, advokatė ir darbo teisės besispecializuojanti profesionalė. Ačiū labai dar kartelį, Evelina. O jūs aš norėčiau pakviesti pakomentuoti. Padėkit augti mums, palaikykit, pasidalinkit šito podcastu,
pakalbinkit draugus, pasižiūrėti, galbūt tie, kas irgi žiūri arba kas dirba teisės srityje. Tiesiog palaikykite Temidį, Teisės pulsą. Na, o aš su jumis esu šio podcast'o vedėjas, Venskutonis Evaldas ir nesakau niekada te. Sakau, iki kito karto. Iki.